ir šiandien noriu su jumis pasidalinti ir jums papasakoti apie savo vieną iš mylimiausių Mary Kay produktų. Jeigu jūs jį dar nenaudojate, aš labai raginu jūs pradėti naudoti šį produktą jau šiandien, arba jau rytoj, arba iš karto jau užsisakyti ir pradėti naudoti, o jeigu jau naudojate, tai noriu jums priminti apie fantastiškus šio produkto privalumus. Taigi vienas iš mano mylimiausių produktų Mary Kay kompanijoje tai yra serumas su vitaminais C ir E. Kas yra serumas apskritai? Tai yra itin koncentruota priemonė. Veikliųjų medžiagų koncentracija serumuose yra siekia net 70% palyginus su kremu, kur veikliųjų medžiagų koncentracija siekia iki 30%. Taigi serumas naudojamas prieš kremo, po toniko, ant švarios odos ir serumas įsigeria giliau ir veikia gilesnius odos sluoksnius. Ir būtinai po serumo mes turime nepamiršti panaudoti veido kremą. Ar tai bus dieninės, ar tai bus naktinės. Ir kada manęs klausia iš tikrųjų klientas ar konsultantas vienos stiprios, tokios universalios priemonės, kuri duotų daugiausiai privalumą, tai be abejo aš parekomenduosiu būtent šį serumą C plus E, su vitaminas C ir E. Kodėl? Šiame serume yra inovatyvi formulė su vitamino C net triguba galia. Čia yra 3 pagrindiniai vitamino C šaltiniai. Aš trupučiuką pasiskaitysiu, nes yra tokie pavadinimai, kurių man iš galvos sunku jums atkartoti. Taigi, pirmas vitamino C šaltinis yra inovatyvi patvari vitamino C forma tetraheksil askorbat. Tai yra stabiliausia vitamino C forma. Tai yra stiprus poveikis, esant net nedideliai koncentracija, tai reiškia net maža koncentracija duoda labai stiprų ir matomą ir jaučiamą poveikį. Apsaugo nuo laisvųjų radikalų poveikį, tai reiškia, kad saugo mūsų odos jaunystę, skatina elastino ir kolageno sintezę, tai yra mūsų odos matrasas, mūsų odos stangrumas, stiprina kraujagyslės, tai yra ypatingai svarbu tiems, kieno veidas yra linkus į raudonį arba į kuperozę arba rožinį jautrumą, kaip mano oda pavyzdžiui, labai efektyviai kovoja su senėjimu, turi priešuždegiminį poveikį, tai irgi yra labai svarbu probleminiai veido odai, linkusiai į sudirginimus, į psoriazus, į dermatitus, į rožinę, į aknę, bet kurio tipo uždegimus, skatina apsaugą nuo UV spinduliuotės, apie tai aš dar būtinai paminėsiu, šviesina ir skaistina odą, tobulai tinka sudirgusiai, brandžiai, pilkai ir pigmentuotai odai. Antras ingredientas, kurį aš noriu paminėti, tai yra indiško lapainio amla ekstraktas, tai yra antras pagrindinis ingredientas ir vitamino C šaltinis šiame serume. Jis turi visus jau paminėtus poveikius mūsų odai, kurį aš jau paminėjau apie pirmą šaltinį, ir papildomai dar turi ir raminamąją poveikį. Ir trečias vitamino C šaltinis yra grynas vitaminas C, tai yra askorbo rūgštis, kuris taip pat puikiai atstato odą po saulės pažeidimo, atkuria odą, skatina elastino ir kolageno gamybą vėlgi, ir visi šitie 3 vitamino C šaltiniai kartu duoda mums būtent išskirtinę vieną iš stipriausių poveikių. Dar vienas vitaminas, apie kurį aš jau paminėjau, tai yra vitaminas E, ir vitaminas E yra vienas iš žinomiausių antioksidantų, kuris saugo mūsų odos jaunystę. Taip pat vitaminas E vadinamas net jaunystės vitaminu ir maitina ir gerina kraujo apytaką odoje ir didina odos elastingumą. Ir visas toks paslaptis šio serumo yra tame, kodėl būtent šitie 2 vitaminai yra šiame serume kartu, nes vitaminas C ir vitaminas E kartu net pastiprina vieną kitą poveikį ir duoda mums stipresnį rezultatą ir stipresnį poveikį. Ir dar vienas išskirtinis ingredientas, kuris yra šio serumo dalimi, tai yra būtent Mary Kay mokslininkų sukurtas ingredientas baltųjų pupelių ekstraktas, kuris labai efektyviai kovoja su pigmentacija, bet kurio tipo, tai yra ir postaknė pigmentacija, tai yra saulės pigmentacija, šviesina, tai yra ir strazdanėlės irgi, tokio tipo pigmentacija, tai šviesina, lygina odos atspalvį ir atstato odos spindesį. Tai netgi jeigu mes neturim pigmentacijos, neturim kažkokių sudirginimo kraujagyslių, bet mes norim tokį spindesį, jaunatviškumo, mes norim padirbėti su odos elastingumu, vitaminas C plus E, šis serumas mums šį privalumą ir šį poveikį duos su dideliu malonumu. Yra senas mitas, kad vitamino C vasarą negalima naudoti, bet kaip aš ir sakiau, tai yra tik tai mitas. Vitaminą C galima ir net rekomenduojama naudoti vasarą, galima drąsiai naudoti ir ryte ir vakare. Tiesiog būtinai, nors kaip ir visada, dienai būtinai panaudojame apsaugą nuo saulės, SPF 30 tai yra minimum, arba mineralinį filtrą, arba dieninį kremą iš Time Wise ir PR linijos, arba dienos apsaugą iš stebuklingo rinkinio Time Wise. Būtinai ir netgi
Gera žinia yra tame, kad vitaminas C netgi pastiprina apsauginių filtrų poveikį mūsų odai. Taigi toks unikalus produktas, kurį būtinai rekomenduoju naudoti kiekvieną dieną įvesti į savo priežiūrą, jeigu dar to nedarote, jeigu jau naudojate, tikiu, kad išgirdote kažką naujo, kažkokių naujų privalumų, galite pakomentuoti, ar buvo kažkas naujo, ką sužinojote apie šį serumą. Galima naudoti jau nuo 20-19 metų, jeigu yra toks poreikis, galima naudoti kursais, o jau po 35-40 metų įveskite į kasdienį savo priežiūrą būtinai visus metus ir spindėkite visus metus be išimties.